Kas kart, kai aš prakalbu apie savo metų žodį, priešais mane sėdinčios moters kūnas šiek tiek atsilošia, o jos akys susiaurėja. Akivaizdu, joje gimsta smalsumas. Ir žinoma, netrukus aš išgirstu klausimą, o kas tai yra? Taigi šiandien šiame įraše aš kalbu būtent apie tai. Kas yra metų žodis, kaip aš jį naudoju ir kaip jį pasirinkti ir naudoti galiu tu. Labas, mano vardas yra Dangera. Sveika atvykusi į erdvę skirtą moterims, kurios nori sugrįžti į savo vidinę stiprybę. Nori jaustis gyvos, nori savo gyvenimą gyventi pilnai ir išmokti į jį įsileisti daugiau grožio ir tikro kasdienio džiaugsmo. Pagaliau pavasaris, ar ne? Pagaliau gamta vaduojasi iš tos nuostabiai ilgos ir šaltos žiemos. Rytais aš kilu dar su tamsa ir yra taip gera stebėti, kaip palengva švinta. Na, tiksliau, gana švinta. Švinta gana greitai, tiesiog akyse. Tie šviesus rytai, tos ilgos pavasario dienos ir apskritai visi 4 tokie ryškus metų sezonai mums gyvenantiems čia Lietuvoje yra tikra dovana. Ir galbūt daug kas apie tai net nepagalvoja, bet daug kur pasaulyje žmonės to nemato. Ir aš, kai gyvenau Prancūzijoje, labai pasiilgdavau tų ryškių 4 sezonų. Bet turbūt reikia patirti tų sezonų nebuvimą, kad pradėtume vertinti tai, ką mes turime dabar. Man metų laikų kaita ir tie skirtumai yra taip gražu. Ir šiais metais po tikros baltos žiemos pavasaris yra toks ryškus, nors šiuo metu jis dar tebėra visiškai pilkas. Na, bet ašgi visai ne apie pavasarį noriu kalbėti. Pakalbėkime apie šių metų tikslus. Kągi tu savo pasižadėjai metų pradžioje? Kas tai buvo? Pradėti sportuoti, pagerinti anglų kalbos žinias, daugiau laiko leisti su šeima, galbūt skaityti daugiau knygų. Na ir kaip tau tai pavyksta? Klausiu ne todėl, kad tave pakankinčiau, toli gražu, ne. Daugybė protingų žmonių kalba apie tai, kaip yra svarbu metų pradžioje susirikiuoti savo tikslus. Ir taip pat kalba apie tai, kaip dažnai jie neveikia. Nes jie būna per dideli, jų būna per daug vienu metu, o be to žiema. Apie kokius pokyčius mes kalbame? Mesgi esame miego režime. Taigi aš nebekartosiu tų pačių teorijų. Šiandien aš noriu su tavim pasidalinti įrankiu. Įrankiu, kuriuo aš jau keletą metų naudojuosi ir naudojuosi juo savo metų tikslams pasiekti. Ir žinai ką? Jis veikia. Jis tikrai puikiai veikia. Tas įrankis yra mano metų žodis. Taip, tai yra vienintelis žodis. Ir jis veda mane per visus metus ir veikia kaip filtras, per kurį aš priimu sprendimus. Aš nusprendžiu, ką daryti, ko nedaryti, kas yra mano prioritetai, ar mano veiksmai atitinka mano vertybės. Nuostabu yra tai, kad tas filtras yra ne apie daugiau darimo, ne apie daugiau spaudimo savo, bet tai yra filtras, kuris leidžia man būti autentiškai su savimi. Ir vis iš naujo susiderinti savo veiksmus su savo vertybėmis. Šitas metų žodžio filtras visiškai keičia mano sprendimų kokybę, kas natūraliai keičia mano veiksmų kokybę. O nuo mano veiksmų priklauso mano pasiekti rezultatai. Akivaizdu, kad geresni sprendimai mus veda prie geresnių rezultatų. Taigi, metų žodis tikrai veikia. Ne todėl, kad tai yra kažkoks stebuklas, o tik dėl to, kad jis padeda man priimti geresnius sprendimus.
Ir kai mano veiksmai atitinka mano vertybės, nebelieka pasipriešinimo. Aš žinau, kodėl aš noriu tai daryti, kodėl man tai yra svarbu ir netgi jeigu tai man yra nepatogu, man nebekyla noras kažką atidėlioti. Matai, jeigu tu užsibrėži tikslus, bet tu jų neįgyvendini, tai neturi nieko bendra su tuo, kad tu neturi pakankamai valios. Problema yra ne tavyje, problema yra tavo identitete. Tu turi norų, tu išsikeli tikslus, bet tu pati netiki, kad tu esi moteris, kuri gali tai įgyvendinti. Tavo kūnas netiki, tavo esybė netiki tuo. Ir tada tu nesąmoningai priimi tokius sprendimus, kurie sabotuoja tavo tikslus. Taip jau veikia šis pasaulis. Tu visada bandysi įrodyti savo tiesą. Taigi, jeigu pasąmonėje tu netiki, kad tu gali tai pasiekti, tu darysi viską, kas įmanoma, kad tik savo tai įrodyti. Klausimas, kaip pasiekti savo tikslus, tau duos atsakymus į veiksmą. Ką tau reikia daryti, kokių veiksmų imtis. Bet ar tu tų veiksmų imsiesi ar ne, priklauso nuo tavo identiteto. Taigi šalia klausimo, kaip pasiekti savo tikslus, pradėk klausti dar vieną klausimą. Ir mano manymu, tai yra pats svarbiausias klausimas siekiant bet ko. Tai yra klausimas, kuo aš turiu tapti, kad tai pasiekčiau. Jeigu tu nori turėti tai, ko tu dar neturi, kad ir kas tai būtų – pinigai, meilė, lieknas kūnas, karjera – visiškai nesvarbu. Tau teks tapti tuo, kuo tu iki šiol nebuvai, nes kitu atveju tu jau turėtum tai, ko tu nori. Tai yra labai labai svarbi mintis. Ir aš noriu, kad tu ją labai gerai išgirstum ir įsisąmonintum. Jeigu nori turėti, ko iki šiol neturi, turi tapti tuo, kuo niekada nebuvai. Mano šių metų tikslas yra būti matoma. Tiesiog būti matoma. Savo gyvenime aš gavau fantastiškų dovanų ir mano tikslas yra dalintis jomis su tavimi. Yra toks žmogus, Peter Crone. Jis dar yra vadinamas The Mind Architect, tai yra proto architektu. Jis yra labai stiprus kaučas ir mokytojas. Jis kalba apie tai, kad mes patys savo susikuriame minčių kalėjimus ir paskui kankinamės gyvendami juose. Taigi jo darbas yra padėti žmonėms išsilaisvinti iš to minčių kalėjimo. Ir viename interviu jo paklausė, kai jau išsilaisvini iš to savo minčių kalėjimo, tai kas tada? Ir jis atsakė, tada tavo laikas tuo dalinti su kitais. Laikas padėti kitiems. Viena pati tu iš to neišsikapstei. Mes gyjame santykėje su kitais. Kažkas tai tau padėjo. Taigi tu gavai dovaną, bet ta dovana nėra tavo, kad tu ją pasiliktum tik savo. Tai būtų per daug savanaudiška. O visata nemėgsta savanaudiškumo. Todėl jeigu tu jau išmokai džiaugtis gyvenimu, dabar yra laikas, tavo laikas padėti kitiems. Kai aš išgirdau tos žodžius, manyje kilo noras šaukti taip. Tai yra, kodėl aš tai darau. Tai yra, kodėl aš noriu tai daryti. Aš gavau dovaną ir aš noriu ją dalintis. Taigi, aš noriu būti matoma ne tik dėl tavęs, bet aš noriu būti matoma ir dėl savęs. Aš noriu pamatyti save, kokios aš dar niekada nemačiau. Būti matoma man nėra natūralu. Mano galvoje dabar ir širdyje yra milijonas minčių, bet aš dar nežinau, koks būtent yra mano balsas, kuris jas geriausiai išreiškia. Aš dar nežinau, kas aš esu, kai aš esu matoma, ir dar nežinau, kaip aš norėčiau būti.
aš dar nežinau savo balso. Tiksliau, aš dar nežinau, kas esu matoma, kai aš jaučiuosi saugi savyje. Grįžusi į Lietuvą, aš ėmiausi fotografijos, portretų fotografijos. Man nerūpėjo šiaip savo nuotraukos. Mano sesijos būdavo transformacinės, nuostabi patirtis. Tačiau po kiekvienos sesijos aš klausdavau savęs, o kas toliau? Kaip tas moteris aš galiu toliau palaikyti savo kelyje? Mano atsakymas buvo coachingas ir aš sertifikavausi ir buvau gan aktyvi, bet atėjo laikas, kada aš pajutau, kad kažkas yra negerai. Man nepatinka mano energija, iš kurios aš imdavausi veiksmų. Pasigilinusi į tai, kas su manimi vyksta, aš suvokiau, kad nėra jokių dievų, kad aš jaučiuosi taip, lyg dalinčiausi meilę iš indo, kuris yra tuščias. Nes jis ir buvo tuščias. Mano nervinė sistema buvo daugiau nei pavargusi. Mano vidinio saugumo lygis buvo žemiau nei žemas. Mano išgyvenimo režimas buvo įjungtas visų pajėgumu. Jis garavo. Aš buvau savo negailestinga. Per tuos 4 metus aš išgyvenau šitiek daug pokyčių. Tiek išorinių, tiek vidinių. Ir mano nuostabi nervinė sistema, kuri puikiai rūpinosi, kad aš nesulūžčiau, buvo perkrauta iki nebegalėjimo. O aš variau toliau. Nes žinoma, mangi reikia kažkam įrodyti. Mano pačios kūryba iš tos energetinės vietos man nepatiko. Bet man patiko tai, kad aš pastebėjau save. O paklaususi savęs, kaip aš tokią būseną galiu pakeisti, pati iš savęs gavau atsakymą. Išmok jausti saugi. Taigi, metais po to mano metų žodis buvo saugumas, turint omeny vidinis saugumas. Tai reiškia, kad kiekvieną sprendimą, ką daryti, kaip elgtis, ką mąstyti, aš perleisdavau per klausimą. Tai, ką aš ruošiuosi daryti, suteiks man daugiau vidinio saugumo, ar tai labiau jam trukdys? Ir aš klausdavau savęs, ar mintys, kurias aš mąstau, leidžia man jaustis saugia, ar verčiau kuria daugiau chaoso manyje. Uždavus savo tokius klausimus, man nekilo abejonės, ką man rinktis, nes mano tikslas yra aiškus – išmokyti savo nervinę sistemą nusiraminti, atsipalaiduoti, išmokyti ją jausti saugia. Esminis dalykas, jeigu pastebėjai, mano tikslas yra ne kažką pakeisti, mano tikslas yra jausti. Anais metais tai buvo vidinis saugumas. Nes matai, viskas, ko mes norime, tegu bus tai nauji batai ar kelionė į Maldyvus. Nesvarbu, mūsų norai nėra apie daiktus ar dalykus. Mes visada norime jausmo, kurio mes tikime, kad tie daiktai ar dalykai mums duos, kai mes juos turėsime arba kai tai įvyks. O problema yra ta, kad jokie dalykai ar daiktai jausmo mums suteikti negali. Taigi štai yra atsakymas, kodėl tikslus ir norus tu meti jų nepasiekusi. Žiūrėk, tu stengiasi dėl jų, galbūt net labai stengiasi dėl jų, bet galiausiai tu negauni to, ko iš tiesų nori. Taigi, tu negauni to trokštamo jausmo ir yra natūralu, kad kažkada kyla nusivylimas ir kyla noras viską mesti. Per tuos metus su savo metų žodžiu vidinis saugumas, pokytis manyje man buvo akivaizdus. Po metų aš savo vėl palikau tą patį žodį, nes jaučiau, kad man taip reikia, bet šį kartą žodis jau turėjo kitokį poskonį. Aš jau jaučiausi atviresnė pasauliui, jau vėl atsirado smalsumas, jau vėl kilo noras mokytis. Aš užsiregistravau į coachingo stovyklą, paskui į coachingo mokymus su Pauliumi Rata. Aš jaučiau, kad mano vidus vėl pildosi. Aš jaučiau, kad aš
vėl noriu dalintis. Tik šį kartą tas noras kyla iš tokios pilnos manęs. Iš noro būti moterimi, kuri kuria vertę ir dalinasi ją. Per tuos metus aš daug gilinausi į mūsų nervinę sistemą, kaip ji veikia, gilinausi į nervą klajoklį, į somatiką, todėl šiandien man yra gana lengva kalbėti apie tai. Vidinį saugumą aš įkūnijau savyje. Tai nėra tik teorija, tai nėra tik paskaita gražioje knygoje. Tas jausmas jau gyvena manyje. Aš žinau, kaip jis jaučiasi manyje. Aš žinau, kaip jį sukurti savyje, kai jaučiu, kai jis blėsta. Ir žinoma, aš kasdien toliau jį auginu. Ir dar aniems metams nepasibaigus, aš jau žinojau, kad šie metai bus va tokie. Tokie, kada aš daug kursiu, daug rašysiu, daug kalbėsiu. Tikslas yra būti matoma, nes aš taip noriu. Aš tiesiog noriu dalintis. Dabar, jau pakankamai gerai pažinodama save, aš puikiai žinau, kai aš metuosi į kažką, aš metuosi visų 100%. Ir taip pat aš jau žinau, kad tada kyla rizika, kad tame atsidavime kažkam aš pametu save. O apleidusi save anksčiau ir vėliau, kyla tikimybė viską mesti. Taip buvo praeityje, bet tai jau nebėra opcija mano gyvenime dabar. Aš noriu, kad būtų kitaip, todėl aš nusprendžiau rinktis kitaip. Vieną rytą aš stovėjau savo vonioje ir žvelgiau į ant spintutės durelių priklijuotą mėlyną lapelį, ant kurio prieš kelis metus aš užsirašiau savo priminimą. Aš galiu perrašyti savo istoriją. Ir žinai, ką galvojau, žiūrėdama į tą lapelį? Aš galiu. Aš tikrai galiu perrašyti savo istoriją ir aš renkuosi tai daryti su elegancija ir švelnumu. Tai pas mane atėjo mano šių metų žodis – elegancija. Aš jau labai gerai žinau, kad per spaudimą ir saviplaką realaus pokyčių nebus. Per spaudimą mano nervinė sistema, kaip beje ir tavo, tik susitraukia ir nėra pajėgi priimti nei gausos, nei gėrio, tuo labiau ji nėra pajėgi kurti. O elegancija man skamba kaip grakštus švelnumas. Man patinka ši mintis, šių metų sprendimus priimti per elegancijos filtrą. Jau vien galvojant apie tai, man kyla noras šiek tiek labiau užsitiesti, lengviau įkvėpti ir mano žvilgsnis iškart švelnėja. Matai, kai aš kalbu apie eleganciją, aš kalbu ne apie perlus, lūpdažius ar aukštakulnius, nors tokia elegancija man taip pat labai patinka. Grožis ir estetika man yra svarbu, mane tai pakrauna ir tai tikrai yra viena svarbių mano vertybių. Bet šiandien aš kalbu apie gilesnę eleganciją. Apie tą eleganciją, kuri gimsta ne mūsų išorėje, bet mūsų viduje. Man tai yra žinojimas, kas man yra tikrai svarbu. Tai yra drąsa atstovėti savo vertybės ir drąsa savo gyvenimą kurti būtent pagal tai, kas man yra labiausiai svarbu. Elegancija man yra sąmoningas mąstymas, sąmoningas įsiklausimas į savo mintis, į savo emocijas ir nukreipimas jų taip, kad mano gyvenimą gyventi man būtų gera. Ne tik dabar, bet ir ateityje, toje ateityje, kurią aš pati kuriu dabar. Elegancija yra gebėjimas rinktis kokybę ir prasmę. Tai yra leidimas žmonėms būti žmonėmis, bet tikslo, kad jie būtų kažkokie kitokie ir tuo pačiai išlikti savo ašyje. Taip pat tai yra gebėjimas apsupti save grožiu, kad ir ką būtent tau tas grožis reiškia. Elegancija man yra drąsa pasakyti ne, drąsa
atsisakyti visko, kas manęs neaugina ir nepalaiko manęs. Ta tikra tokia švytinti elegancija neatsispindi nei rūbose, kuriuos mes dėvime, nei tame, kur mes gyvename. Ji nėra skirta tam, kad sužavėtų kitus. Tikra švytinti elegancija yra vidinė būsena. Nors kartais man atrodo, kad daugybė moterų eleganciją prilygina tobulumui. Jos kažkodėl įtikino save, kad tam, kad būti elegantiška, ji turi būti tobula. Bet ne, tai nėra tiesa. Perfekcionizmas kyla iš baimės. Baimės, kad jeigu būsiu netobula, mane atstums. Baimės dėl to, ką kiti pagalvos. Baimės, kad esu nepakankamai gera. Sakyčiau, iš čia kyla ta išorinė, tokia dirbtinė elegancija, kuri yra kuriama tik dėl kitų. Man elegancija siejasi ne su tobulumu, o su dviem paprastom savybėm – ryžtu ir grakštumu. Ryžtas man yra drąsa ir vidinė stiprybė kurti savo gyvenimą pagal savo vertybės ir pagal tai, ko mes nuoširdžiai trokštame. Tai yra drąsa neapleisti savo svajonių. Tai yra drąsa išlikti savo ašyje, net jei kitiems tai yra nepatogu. Tai yra gebėjimas išeiti iš savo komforto zonos ir susitikti su savo baimėmis, žvelgti joms į akis ir sakyti, aš vis tiek tai darysiu. O grakštumas tai yra švelnumas savo. Tai yra atlaidumas ir supratimas nukreiptas į save, ypač tomis dienomis, kai ta tobuloji elegancija slysta mums iš rankų. Nes mes pakeliame balsą, kai galbūt to nereikėjo, nes galbūt suvalgėme dar vieną gabaliuką torto, arba kai pasielgėme taip, kaip visai nenorėjome. Tai yra nuoširdus gebėjimas palaikyti, o nesmerkti save. Ir va štai per tokį elegancijos filtrą aš stengiuosi šiuo metu gyventi savo gyvenimą. Žinoma, kartais tai pavyksta geriau, bet kartais visai nepavyksta. Bet ši mintis man yra lyg šviesos spindulėlis, lyg kompasas rodantis kryptį į ten, kur aš noriu eiti. Ir ne kartą savo dienoje aš vis paklausiu savęs, o kaip elegancija elgtųsi šiuo atveju? Kokį sprendimą ji priimtų? Ką ji valgytų pietums? Ar ji tikrai rinktųsi laiką praleisti prie ekrano vietoje sporto, pasivaikščiojimo, ar laiko su šeima ir draugais? Aš klausiu, kaip elegancija siektų savo svajonių. Ką ji toleruotų, kaip ji užbrėžtų ribas. Taip pat klausiu, kaip ji ilsėtųsi, ką ji man pasakytų ar patartų tada, kai aš abejoju, kai man yra sunku, o kažin kaip ji džiaugiasi, kaip ji švenčia mažas pergales, kaip myli ji. Ir taip pat aš klausiu savęs, kas aš esu kaip elegantiška moteris, kuria aš noriu būti. Kuo aš noriu būti kaip elegantiška moteris, kaip aš noriu mąstyti. Taigi, kaip aš matau save kaip elegantišką moterį, tą moterį, kuri jau egzistuoja šių metų pabaigoje. Ta moterį, kuri dar bus, kuri jau žino, kaip savo svajones paversti realybę, neprarandant savęs ir neprarandant savo ašies. Ir žinai, nereikia išradinėti dviračio, labai daug ko mes galime pasimokyti iš kitų. Todėl aš studijuoju kitas moteris. Aš stebiu, kas jos yra, kaip jos elgiasi. Bandau atspėti, kaip jos mąsto.
Tai gali būti moteris, kurią aš atsitiktinai pamatau einant gatve. Tai gali būti realybėje neegzistuojanti knygos herojė, arba pasaulio žinomumo aktorė, arba moteris tiesiog gyvenanti šalia. Aš studijuoju jas ir aš klausiu savęs, kodėl man jos imponuoja, ką aš galiu iš jų išmokti, kokias mintis, kokį mąstymą aš galiu iš jų pasiskolinti. Taigi, metų žodis yra filtras. Filtras to, kas šiuo metu tau yra svarbu, ir patikėk manimi, kai per savo dieną eini su tokiu filtru, tau yra labai aišku, ką daryti ir ko nedaryti. Be išsisukinėjimų, be atidėliojimų, tai yra pastovus priminimas savo, kas man yra svarbu. Ir kai aš labai aiškiai žinau, kas man yra svarbu, atsiranda visai kitokia motyvacija. Šita motyvacija kyla ne iš turėjimo veikti, o iš noro veikti. O kaip tai užkuria. Tai tikrai skatina imtis veiksmų. Taip yra todėl, kad šie klausimai kyla ne iš paties veiksmo, ne iš to, ką aš turiu padaryti. Jie kyla iš identiteto. Iš to identiteto, kurį aš asmeniškai kuriu kaip elegantiška moteris. Ne šiaip savo, bet kuri elegantiška moteris, bet elegantiška aš. Aš su savo elegancijos skoniu, aš su savo elegancijos švytėjimu. Mano elegancija gali atrodyti visai kitaip nei tavo, ir tai yra nuostabu. Nuostabu, nes kai mes save kuriame iš vidaus, mums neegzistuoja išorinės taisyklės. Savo taisyklės mes kuriame savo iš vidaus ir nebelieka to, kaip mes turime elgtis. Nebelieka to, kas mes turime būti, kad kažkam būtų patogu. Lieka tai, kaip mes norime būti. Lieka tai, kaip mes renkamės būti. Lieka tai, kas mums yra svarbu. Ir kai mes nustojame apleisti, išduoti tai, kas mums yra svarbu, atsitinka nuostabus dalykas. Mes neieškome pritarimo iš kitų, mes išmokstame pritarti savo. Mes pradedame tikėti savimi, o miela mano, tai yra gražiausia dovana, kurią tu gali savo padovanoti. Taigi va, su tokia energija aš einu per savo metus, per savo darbus, per savo kūrybą, per savo norus ir tikslus. Ir mano metų žodis mane užtikrintai ir su lengvumu veda pirmyn. Ir tau aš linkiu savo tikslų ir svajonių siekti ryžtingai, užtikrintai ir su lengvumu. Ir visai nesvarbu, kad jau yra kovo vidurys, tai vis dar metų pradžia. Tuo labiau pavasaris, įkvėpimas kurti, veikti. Savo metų žodį tu gali pasirinkti bet kada, tik geriau jau nekeisti jo. Išsirinkai vieną, laikykis jo iki metų galo. Suteik jam šansą, duok jam laiko parodyti, ką jis iš tikrųjų gali. Taigi, kaip tau pasirinkti savo metų žodį? Galbūt tu esi labai intuityvi ir tavo intuicija jau dabar tau aiškiai sako, tokio žodžio man reikia šiais metais. Ir tu tiesiog jauti, kad tai yra tas žodis. Nuostabu. Užsirašyk jį savo. Geriausia savo dienoraštyje arba gerai matomoje vietoje. Primink jį savo kuo dažniau, kol jis tiesiog apsigyvens tavyje. Ir jeigu intuicija yra šiek tiek tylesnė, nieko tokio, mes jai šiek tiek padėsime. Svarbiausia, neskubėk. Skirk savo laiko. Tau reikės savo užduoti kelis gana svarbius klausimus. Susikurk savo patogią ir jaukią erdvę. Tau reikės dienoraščio ar bent jau popieriaus lapų ir rašiklio. Ir būtų gerai,
kad tavęs niekas netrukdytų. Dabar, jeigu tu dar neturi aiškių metų tikslų, pagalvok, kas yra tai, ko tu šiais metais labai norėtum. Galbūt paleisti šiek tiek kilogramų, naujos meilės, daugiau pinigų. Tu tiksliau žinai, ko tu šiais metais norėtum patirti daugiau. Ir pagalvok, jeigu tu jau turėtum tai, ko tu nori, kaip tu jaustumėsi? Pameni, aš jau minėjau, kad už visko, ko mes norime, slepiasi kažkoks jausmas. Taigi paklausk savęs, kaip aš jausiuosi, kai mano noras išsipildys. Dabar paklausk, kas tau šiais metais yra labai svarbu. Paklausk, kokios yra tavo vertybės. Ko savo gyvenime dabar tu norėtum daugiau? Viską užsirašyk. Nereikia litanijų, nereikia dailyraščio. Tegu žodžiai liejasi laisvai. Ir įsivaizduok, kad viskas yra įmanoma. Neblokuok ir nestabdyk savęs. Dar paklausk savęs, kokie gebėjimai padėtų man išpildyti šitą norą? Kokia mano charakterio savybė labai ženkliai pakeistų mano gyvenimą į geresnę pusę? Galbūt tai yra pasitikėjimas savimi, disciplina, dėkingumas, ribų nustatymas. Įsiklausyk į save, tu tai tikrai žinai. Ir dar atsakyk sau, kuo šiais metais aš norėčiau būti daugiau. Pavyzdžiui, norėčiau būti drąsesnė, ramesnė, laisvesnė, žaismingesnė, labiau mylinti. Pastebėk, gal jau iš viso to, ką tu užsirašei, jau pradėjo kilti kažkokia bendra tema. Pažvelk, paskaitinėk, ką užsirašei, įsijausk į savo kūną, kaip jis reaguoja į tavo užrašytus žodžius. Pasibrauk kokius 3, maksimum 5, tuos, kurie tave labiausiai kabina, o tada intuityviai atmetimo būdu pasilik tik vieną vienintelį. Ir tada pasiieškok šito žodžio sinonimų. Įsiklausyk į tų žodžių skambesį. Pasimatuok šių žodžių energiją. Žodis yra toks keistas dalykas, jis mus užbūria. Ir nors keletas žodžių gali turėti tą pačią reikšmę, į skirtingų žodžių skambesį mes reaguojame kitaip. Taigi pasirink savo tą žodį, kuris tau labiausiai tinka, kuris tau labiausiai rezonuoja ir į kurį tavo kūnas sako taip. Tai yra tas žodis. Ir tada linksminkis. Sakykime, tavo žodis yra žaismingesnė. Ir kai tau kyla dvejonė, ką daryti ar nedaryti, susitikti su tais žmonėmis ar ne, paklausk savęs, ar tai, ką aš ruošiuosi daryti, suteikia man daugiau žaismingumo ar mažiau. Stebėk, ką apie tavo žaismingumą tau sako tavo elgesys. Darbe, namuose, su draugais, kai esi viena pati. Kaip tavo kasdienybė galėtų būti žaismingesnė? Kaip tu gali pykti žaismingai? Kaip tu gali džiaugtis ar mylėti žaismingai? Išbandyk. Aš tikrai kviečiu tave, išbandyk šį nuostabų įrankį. Į mano gyvenimą šis įrankis atėjo tam, kad jis pasiliktų. Man jis patinka. Man patinka, kaip jis veikia mane. Man patinka tai, kuo aš tampu, kai aš jo naudojuosi. Štai va, tiek daug prikalbėjau tau šiame įraše ir papasakojau tau, kas yra metų žodis, kaip jis veikia, ko jis išmokė mane. Ir taip pat papasakojau, kaip tu gali pasirinkti savo metų žodį.
Tikiuosi, tau buvo įdomu ir naudinga. Būtų įdomu išgirsti tai, ką tu manai apie šį įrankį ir kokį metų žodį pasirinkai savo. Pakomentuok arba parašyk man. Aprašyme paliksiu nuorodas, kaip mane gali rasti socialiniuose tinkluose. Tiesa, ar jau parsisiuntei darbaknygę Labas gyvenime, aš myliu tave? Dar ne? Tai kogi lauki? Parsisiųsk, ji yra visiškai nemokama, tai yra dovana. Nuoroda, kurie parsisiųsti, taip pat paliksiu aprašyme. Tai yra toks mielas žaidimas, kuris tikiu tikrai pradžiugins tave. O galiausiai aš nuoširdžiai tikiu, kad tai yra ko mes visos moteris norime. Daugiau žaismo ir daugiau tikro, nuoširdaus džiaugsmo. Mintimis apkabinu tave. Iki susiklausimo po 2 savaičių, su meile, Dangira.